Ką mes vis dar iš garsinių knygelių prieš miegą vis pasiemam, tai nekutenk meškos. Ir kas man yra žiauriai juokinga, tai turbūt irgi labai viskas paprasta, nereikia daug pasakoti apie šitą knygą, nes čia yra keletas gyvūnų, kurie juos pagloščius arba pakutenus, čia vilkas, pakutenus skleidžia garsus. Tai man labai juokinga, kad mūsų vaikas iš šitos knygos išmoko riaumoti kaip meška, tik tai garsą, decibelus, padidino maždaug 100 milijonų trilijonų kartų ir išgirsti, kaip ta meška riaumoja, netikėtai, kai esi kam nors kitam susikaupęs arba susikaupus, įdomios emocijos apima. Tai atsargiai su nekutenk meškos, bet mes vis dar ją aktyviai į lovą imam. O, aš sakau, jinai pradeda riaumoti netikėčiausiais momentais.